Karėlį. Sveiki, sveiki. Labas vakaras. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį susitinkam kartu visi pakalbėti, pabendrauti apie mums rūpimus klausimus. Prisijunkit, pasisveikinkit į mūsų gražų vakarėlį mezgimo. Labas, Roberta. Smagu, kad matau visą laiką tos pačius žmonės, aišku, ir naujų prisijungiat, labai labai smagu. Kaip žalia, kaip gražu. Taip, už mano nugaros yra kovo mėnesis. Žali siūlai, žalia aplinka. Taip laukiame žalės, žalių medžių, ar ne? Žalio pavasario. Labas vakaras visiems. Jungiamės į mezgimo vakarėlį. Kaip pavasariška, taip, čia mes dėliojam, ruošiam, kad tik būtų gražu, kad būtų ką pažiūrėti gražaus, kad nuotaiką suteikt tokio vakaro mezgimo vakarėlio. Labas, labas, jungiamės, kuo daugiau, tuo smagiau pasisveikinkit. Tai tikriausiai girdite, ar ne? Ir geras vaizdas, kaip visada. Net nepaklausiau iš karto, ar gerai matosi ir girdisi. Sveiki, sveiki, labas visiems, mojuoju, sveikinuosi. Žalia. Labas, ar gerai girdite mane? Sveiki, sveiki. Gerai jūs matyti, Asta, jūs taip pat. Malonu. Labas, drąsiau. Sveiki. Mūsų tik didėja būrys, daugėja. Labas. Gerai matosi ir girdisi. Na, jau gavau atsakymą, kad gerai viskas tvarkoje, tai super, džiaugiuosi ir pradėsiu mūsų mezgimo vakarėlį, ar ne? Tai ką, taip girdit, puikiai girdim. Tai ką, tikiuosi, kad jūs šį vakarą su mezginiais, ar ne? Labas visiems, labas vakaras, valio skaičius didėja, kaip smagu jūsų matyti kuo daugiau čia, nes šiandien irgi tokių reikalų turim, ar ne? Tos šventės, ta kovo 8, ta puokštė graži mezgimo, ar ne? Tai turim šiokių tokių reikalų. Labas. Sveiki, dar kartą mojuoju. Ir ką, ir visų pirma noriu pasveikinti visas su pavasariu, su gražiu pavasariu. Tikiuosi širdyje jau jūsų senai tas pavasaris, ar ne? Na ir sulaukiam kalendorinio. Ir matom vis daugiau saulės, tačiau tas oras toksai dar šiek tiek nėra labai šiltas, ar ne? Tad saugome savo kaklus ir savo vaikų kaklus, savo artimųjų kakliukus su numegstom kaklaskarėm ar šalikėliais, ar ne? Saugom savo kojas, laikom šiltais su savo šiltais mezginiais. Gražus fonas, žalias, labas, paruošėm jums. Žiūrėkit, džiaukitės, grožėkitės, na ta žaluma tokia tikrai ir mūsų pačių laukta. Žalia spalva, labas. Ir taip, kadangi sulaukėme ir gražių siūlų, ir žurnalų, ir norėjusi būtent jau sulaukus pavasario ir pakalbėti apie šventes ir apie siūlus, iš kurių galima susikurti proginius ir šventinius rūbus, megztus. Ir tikrai iš tikrųjų artėja tas švenčių sezonas, ar ne? Ir pats metas jau pradėti ruoštis, žiūrėti modelius, rinkti siūlus. Ir tikrai iškyla tokių klausimų dėl visokių pasirenkamų siūlų. O galbūt šiandien pamatysite ir kažkokių ir siūlų, ir modelių, ir idėjų, ir kažką gražaus. Tai dėl to šio vakaro tema ir yra renkame siūlus vasaros šventėms. Tačiau, kaip visada, kiekvienoje laidoje aprodau tikrai daug dalykų. Ne tik temą pristatau, bet parodau dar plus visokių priemonių, visokių atvykusių naujų dalykų, ar ne, pasikalbam, pabendraujam, tad ir vakaro pabaigoje dar konkurso nugalėtoją išrinksiu iš tiek gausiai dalyvavusių jūsų, parodysiu, puokštė paruošta. Na štai, puokštė paruošta ir ji iškeliaus vienai iš dalyvavusių konkurse. Reikėjo parašyti komentarą moteris. Tai va štai, puokštė laukia.
ir išrinksim vieną laimingąjį vakarą mūsų mezgimo vakarėlio pabaigoj. Bus toksai galutinis fejerverkas. Sveiki, sveiki, dar jūs jungiatės, kaip smagu. Tai ką, na ir dar prieš tai, prieš visą tą mūsų bendravimą, prieš siūlus aprodysiu siūlus ar ne, noriu paklausti, ar matėte naują žurnalą nuo siūlo iki mezginio? Išėjo jau 2 numeris kovo mėnesio. Jį galite įsigyti mūsų elektroninėje parduotuvėje siūludama.lt ir 99 centai. Čiupkit, griebkit, skaitykit, mėgaukitės, dalyvaukit kryžiažodžio sprendime, atsiųskit teisingus atsakymus. Taip pat ten yra toks žurnalo pabaigoje yra kvietimas, jeigu tu mezgi ar savo, ar kažkam pardavimui, ar ne, kitiems žmonėms, svetimiems. Ir nori papasakoti savo kažkokią mezgimo istoriją, kaip atradai siūlus, kaip tau patinka megzti, ar gal mezgimas tave išgydė nuo kažko, ar išgelbėjo, ar tavo nuostabus laisvalaikis. Rašyk mums, mes būtinai tavo istoriją pasidalinsime žurnale kitose numeriuose. Tai bus labai smagu ir visiems, ir mums pasidalinti, ar ne, ir jums skaityti. Sveiki, sveiki. Mano mezginys, Kristina rašo šį vakar, taip pat žalias, tai jūs į temą labai pataikėt. Taip, puikus žurnalas. Tai noriu pasakyti, kad žurnalas Siūlų damos nuo siūlo iki mezginio bus šiek tiek kitoks, negu kad buvo įprasti žurnalai, kuriuose yra mezgimo modeliai ir aprašymai, kaip nusimegzti vieną mezginį ar kitą mezginį, ar ne? Na, mes iš tikrųjų kuriam žurnalą tokį, kuris yra ir paprastai mezgėjai, ir pažengusiai, ir profesionaliai paskaityti, galbūt sužinos kažką naujo apie siūlus, apie kažkokią istoriją, ar siūlų gamintojus, ar siūlų pluoštus, ar žodžiu, ir pasidaliname būtent apie virbalus, ar ne, kokių yra, kaip jie, pasidaliname visokiais patarimais, tipsais ir taip toliau. Tai kad sveikinu jūs su tokiu žurnalu ir tikiuosi, kad nepritrūks energijos, jėgų ir minčių ir toliau tas žurnalas gyvuos. Tai aišku priklauso nuo jūsų. Jeigu jis bus populiarus, jeigu jums patiks, tai tikrai mes nesustosime ir pajusime, kad esam teisingame kelyje. Labai patiko žurnalas, mačiau patiko, ačiū jums. Taip, tai šiandien tada noriu ir taip pat prisiminti vasario tas šventes, atsimenu, kaip draugė sako, nebėra kada dirbti. Užgavėnės antradienį, trečiadienį berods meilės diena buvo darbovietėje, ar ne, ketvirtadienį buvo berods vasario 16. Tai vien šventės, tai vėl kovo mėnesis ir mes vėl laukiam to ilgojo savaitgalio, pirmadienį bus graži šventė, kovo 11, mums lietuviams labai svarbi data. Ir aš jau senai ruošiausi parodyti, pakalbėti apie trispalvės siūlus, iš kurių galima nusimegzti, pagaminti kažkokius darbelius, tarkim, mezginius, kepuraitės, vasarinės, žieminės kepurės, šalikus. Ir parodysiu jums dabar tuoj pat, pristatysiu siūlų komplektukus, tarkim, ar ne, ir jūs matysit, kaip tos spalvos atrodo ir iš kokių siūlų, ką galima nusimegzti arba nusinerti. Tai vat būtent ateinant tai kovo 11, ar ne, ir taip pat turėsim ir Liepos 6 tas šventes, tai kalbant apie švenčių sezoną, tai irgi įsipaišo tos datos, mums lietuviams artimos. Ir dažnai tikrai sulaukiam tokių klausimų, merginos mezgėjos bando išsirinkti pačios, nueina į elektroninę parduotuvę, susirenka siūlus geltoną, žalią, raudoną, parsisiunčia ir tada žiūri, kad nelabai dera, nelabai tinka. Tai ką mes galim šiai dienai, šią savaitę pasiūlyti, nors visada žvalgausi tokių alternatyvų, ką vat galima surinkti geltoną, žalią, raudoną. Nes tikrai yra tai populiaru, tai yra reikalingas dalykas, ar ne? Tai va taip, dabar jeigu norisi kažko medvilninio, tai dabar reikia sudėlioti teisingai pagal Lietuvos spalvas. Taip, tai yra fildar, ar ne? Medvilnė merserizuota ir
ji yra tokia, kad galit ir vasarą nešioti, ir galit kepurėlę nunerti, megztuką numegzti. Labai labai minkštas siūlas, prisotintas alaviju, alijošimi. Nu, toks nedidelis mano tas pavyzdukas rankose. Tai žodžiu, yra medvilnės siūlai. Jie yra merserizuota medvilnė, yra labai tvirta ir galite nerti apyrankes. Vaikai gali nerti, gali tiesiog, ar ne, nenerti, išpinti su savo rankomis. Nes mano dukra taip pat pynė apyrankės iš medvilnės. Tai va, galima bet kokius darbus sugalvoti. Štai. Yra Fildar Cotton 3 vadinasi, 100% medvilnė, 50 gramų, 121 metras. 3 numerio virbalai, man atrodo, yra, tuoj patikslinsiu, mintinai labai daug informacijos, nuo 2,5 iki 3 numerio galima megzti. Tai štai, geltona, žalia kedro spalva, tokia graži, irgi rinkom, žiūrėjom, tokias tamaninės. Įsijungia Lietuvos vėliava, vėl ne ta. Tai va, žodžiu, kedro, tokia tamsesnė ir raudona spalva. Medvilniniai siūlai vėsesniems mezginiams. Taip, toliau. Tai čia buvo medvilnė, vėsesnis ar ne, nėrinys, galit nerti, galit megzti. Dabar parodysiu Drops Merino Extra Fine spalvas, kurios, na, tokia geltona, nėra jinai ryški, tokia garstyčia, ar ne? Ir yra žalia, miškinė žalia. Galbūt ekrane ji atrodo man šiek tiek tokia tamsesnė ir niuresnė, bet realiai tokia žalia miškinė. Neblogai atrodo. Yra rinkinukas, kur yra 100% merino vilna. Galite numegzti kepurę vaikui ar saugusiam vyrui, arba savo ar ne, ir eiti į tas šventes, į susitikimus, dalyvauti renginiuose. Mūsų Lietuvos šventėse, tarkim, ar ne, kur vyksta aikštėse ar kažkur kitur. Šaliką galite nusimegzti, tai yra geltona, žalia 31 ir 11 raudona. Merino vilna, šiltesni siūlai. Taip, einam toliau. Taip, jau pradėjau pristatyti. Ir dabar tiem, kas nori šiek tiek ir šilto, ir vėsesnio, tai yra Drops Cotton Merino, tai yra merino vilna pusė, 50% ir 50% medvilnės. Tai yra toksai kvėpuojantis, absoliučiai nekutenantis, tinkantis vaikams siūlas, iš kurio numegsite irgi pavasarinę kepurę, rudeninę kepurę, nu, tokią atributiką, ar ne, mėgsta toms mūsų šventėms, žalia. Ir žinoma, raudona. Tai yra labai graži lietuviška vėliava. Prašom megzti, ruoštis šventėms. Taip. Na, o tai Liepos 6, žinoma, kad reikia ir medvilnės, ar ne, ir kas nori nerti vašeliu. Tai medvilnė, plonytė medvilnė. Tai štai turim geltoną gražią. Iš Lietuvos vėliavos, 50 gramų kamuoliukas yra 175 metrai. Ir 1,75 vašelis rekomenduojamas. Tai nunersit labai gražią kepuraitę. Žinot, tos nertas kepuraitės mažiems vaikams nuo saulės tokios, ar ne, galite nunerti. Tai va, irgi trispalvės vėliavos spalvos. Galite pasiruošti šventėms. Lanagato Cable 5. Merserizuota medvilnė, gan tvirta ir ji netysta išskalbus arba sušlapus, jeigu lietus užlyja, ir tikrai neišsitampo ir nėra sunki. Taip, 175 metrai. Lanagato Cable. Irgi galite rinktis, turim geltoną, žalią ir raudoną. Štai, ryškia raudona, ta kraujo spalva, ar ne, iš himno. Taip, tai vat tiek norėjau parodyti apie tas trispalves medvilnės, plonos, nėrimo medvilnės
ir merino vilnos su medvilne. Turim tikrai iš ko pasirinkti. Jeigu jūs dar turit kažkokių klausimų, galite rašyti, užduoti, ar spalvų pasižiūrėti kodus, ar dar kažką, tai rašykit, klauskit. Tikrai, jeigu galėsiu, atsakysiu. Tai ką, ir šį vakarą noriu pristatyti, pirmiausia, gal prisiminkim du jau atvykusius jūs anksčiau, turėjome tos žurnalus iš Prancūzijos, bet jie atvyko vėl, pasipildėm, noriu aš juos parodyti, priminti, gal tikrai ne visi matėte, pasidalinti gražiais modeliais. Ir tada po jų parodysiu du pačius naujausius žurnalus su naujomis idėjomis, nuotaikingais mezginiais. Tai ką, dabar artėjant irgi vasarai, Nerimo žurnalas, labai gražus ir nėra jis labai storas, bet žinoma yra labai gražus modeliai. Na ir prašau. Vasarai iš Perlė 5 siūlų medvilnės, apie kuriuos aš jums rodysiu. Tai matot, galit nusinerti vąšeliu labai gražų deginimosi ar maudymosi kostiumėlį. Taip pat yra ir kombinezonas. Yra parašyta, kiek siūlų reikia. Štai ir suknelė graži, galit prisiderinti, susikurti savo atspalvius, spalvas. Na va, ir dar geltonos kelnes ir močiutės kvadratukai, ar ne? Iš dviejų spalvų, išmegzti vieną kvadratą. Tai būtent šitame 227 numeryje, vat, tarkim, pasidalinu, jau dabar tikriausiai, taip, ne tą rodau. Aha, ne tą rodau. Gerai, čia susimaišė video, nesvarbu. Tai, žodžiu, priminiau, parodžiau jums gražius modelius, kad jeigu kas neturit įsigiję šių žurnalų, tai Fildar, va šitie žurnalai yra tikrai jūsų bibliotekai, jūsų mezgėjų bibliotekai, nes, na ir gerai, prancūzų kalba, bet tiesiog įkvėpimui ar ne, ir aš tikiu, kad daugelis netgi iš nuotraukos galite nusinerti jau kažką sugalvoti. Bet suprantat, yra aprašyta. Ir vat, pavyzdžiai, ar ne, kaip sudėlioti spalvas, kaip nusinerti, tiesiog net nereikia sukti galvos, net ir parašyta, kiek siūlų kažkokių tais reikia. Tai va, žodžiu, žurnalas jau yra mūsų elektroninėje parduotuvėje ir momentaliai buvo išpirktas dar vienas žurnalas. Tarkim, va šis 228 katalogas, ar ne, mezgimo, suknelė graži balta ir kapišonas, ar ne, gobtuvas megztas iš levo siūlų ir labai gražus žąsies kojelių raštas, ar ne. Tai va, tai yra šitas numeris, 228, sugrįžo žurnalai. O čia viršelis toks gražus, draugės dvi mezgėjos. Na ir noriu pasidalinti, tai vat kaip ir įkėliau. Tarkim, ar ne, vat, megztuką tokį galite nusimegzti, siūlus galite rinktis bet kokius. Atsiverčiat, pasižiūrit maždaug koks metražas ar ne, siūlų sudėtis ir galit pasirinkti savo kažkokius alternatyvius siūlus. Labai gražus va šis nuotaikingas puspaltukas, ar ne, kai jau nebereikia striukių ir galima nusimegzti merino vilnos puspaltuką kažkokį, ar ne, ar pusvilnės. Taip, tuoj parodysiu jums dar šitą gražią suknelę. Taip, ir labai gražios detalės rankovėse, rankogaliuose, matot, traukinukai gražus. Ir šiek tiek ažūro yra, ažūrinės detalės. Na ir kaip žinau, kad iš tų visų apmokymų ir kas dalinasi savo patirtimi, ar ne, kad toks ažūras, toks kiauraraštis, kuris yra toks subtilus, tam tikrose dekolte, vat vietose ar kažkur pečių juostose, tai yra labai labai gražu, stilinga ir tiesiog
reikia labai subtiliai jį naudoti, tą ažūrą, ne per visą, tarkim, mezginį megzti, ar ne? Ne per visą kūną, ne visą mezginį, na, bet aišku priklauso dar nuo situacijų, nuo modelių. Tai va, šis gobtuvas ir kartu parodau, kad sugrįžo pas mus atvyko Leo siūlai. Pamenat tuos tigriukus, leopardžiukus? Tai moheriniai plaukuoti siūliukai. Tikrai jau daug kas mezgėt, siuntėt man nuotraukas. 25 gramų kamoliukas. Kaip ta dabar įprasta, tarkim, mahera, tarkim, dropsų paimsi mahera, ar ne? Tai va, 25 gramai ir šitas Leo, na, tiesiog parodau dydį. Jie yra daug storesni, megzti reikia 137 metrai, 25 gramų, 6 numerio, apie 6 numerio virbalais. Ir nesumažinkit virbalų. Jie tokie siūlai, jie nori tokios laisvės mezginyje. Tai nesumažinkit virbalų ir va, kamoliukai va, atrodo taip. Čia metražas didelis, čia šiek tiek mažesnis, ar ne? 42 dydžio reikia apie 8 vienetus šitų siūlų, bet galite megzti iš jų ir megztukus, beretės, vat kaip ir gobtuvą rodžiau. Taip, nu, štai matau dar vieną beretę. Štai matot rožinę ir čia yra jau tie rožiniai flamingai, siūlai. Ir išsimezga iš karto taškuotai, gražiai, va taip jie nudažyti yra ir išsimezga taškuotai. Kas nori kažką va tokio kitokio, išskirtinio. Tai va čia yra 228 žurnalas ir dar kažką aš turiu jums parodyti. Na čia juodos kojelės žąsies, raštas toksai. Taip. Na ir gražus čia iš moheros, tiesiog moheros šilkuvo megztukas yra toks susiaučiamas, ar ne, ir yra 3 sagutės, susegamas. Gražus yra toks modelis aprašytas. Taip, ir aišku, va, schemos, kiek siūlų reikia, o pabaigoje net yra ir pamokėlės, neblogos tokios pamokėlės. Nu, va, prašau, matot, tiesiog net aprašymus skaityti nereikia, tu tiesiog matai, kas po ko, kaip ar sujungti akis, ar kaip ką išmegzti, žodžiu, ir dar gale netgi užrašinė yra, va, galite užsirašyti kažką tais. Va, ir dar tiek nemažai, žodžiu, jūsų užrašams. Šitoks žurnalas. Na ką, o dabar... Taip, 2 nauji žurnalai atvyko. Tai kas tenai per žurnalai? Ir taip, tai yra 236. Na, toksai jau saulės nubučiuotas žurnalas, geltona spalva, megztukas, iškart nuteikia labai optimistiškai, nuotaikingai. Ir čia 16 tik modelių. Iš tikrųjų, žurnalas atrodo pagal apimtį storį tai toks pat kaip ir visi kiti. Bet čia yra tik 16 moteriškų modelių. Matot? Na, čia jau tikrai įdėjom pasisemti gėlėtas mezginys, megztukas. Labai graži palaidinė, ar ne? Ir megztukas. Tokį patį galit komplektuką nusimegzti. Taip, ir štai pristato Fuldarai būtent moherą su šilku ir liureksu, būtent tą naują alyvinę spalvą, labai graži palaidinė trumpomis rankovėmis. Ir turiu pasidėjusi siūlus, dar kartą parodau. Štai yra mohera su liureksu. Taip, ir vat, būtent šitie siūlai. Na, šiek tiek matosi tas blizgutis aukso, bet jis toks subtilus. Labai jo nedaug, bet išsimezgus šiek tiek matosi. Tai va, yra iš šitų siūlų modeliukas. Ir toliau, ką mes čia turim. Šie žurnalai jau nauji 2 yra irgi prekyboje mūsų elektroninėje parduotuvėje.
Na ką, norėtumėt tokio megztuko? Aš tikrai labai norėčiau. Kvadratukai, va, prašau. Spalvos galite išsirinkti kokias tik norit, galite šachmatinius. Ir yra nauja spalva išleista, ryški geltona. Megztukai geltoni, ar ne? Ir aš parodysiu. Mes taip pat gavome būtent va šitokią geltoną moherą su šilku. Ji yra be liurekso. Iš mohersoje 70% moherio ir 30% šilko. Tai va toks kamaliukas ir labai labai gražus, įsivaizduoja, tokį megztuką nusimegzti aš labai pati užsinorėjau. Taip, 5 numerio rašo virbalai, bet žinot, čia yra 25 gramų. 25 gramų kamoliukai yra tik 195 metrai, kaip įprastuose būna 210, ar ne? 200, 210, tai čia šiek tiek fildarų, bet prancūzų yra šiek tiek storesnė mahera. Ir va toks ryškus, labai gražus kamoliukas. Dar parodysiu apie jį. Nu tai va nusimegsit va tokį megztuką, jeigu įsigysit siūlus. Bet pasibaigiam tuos greičiau senus mezginius ir čiumpam naujus, nes matot, kiek yra visokių grožybių. Ir čia aš vartau. Visokios detalės, sagutės, perliukai. Nu, va čia vėl kur rodžiau, ar ne, bet yra va rožinis, va toks modeliukas. Sveiki. Kokia kaina žurnalo? Žurnalai apie 8 eurus. 8-7 eurai. Panašiai. Vienas mažiau, kitas daugiau. Taip. Nu vat. Vėlgi tokie pavasariniai. Mes pasilgom pažiemos tų spalvų. Ir taip, ką mes matom. Taip, matom megztas bangeles, jūriniai motyvai ir būtent vat šitas ar ne raštas bangelių. Na čia jau tikrai tame megztinyje yra keletas raštų. Ir va čia vienoks raštas, čia kitoks ar ne eina vėl ir skirtingos spalvos. Yra ką veikti, bet megzti įdomu tokius mezginius ir žiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Labai gražu, toks ryškus mezginys. Ir ką, ir žinoma, visi aprašymai, kiek siūlų reikia, galite žinoti. Taip. Ir visokios schemos yra, ar ne? Jo, ir pamokėlės. O pamokėlių kiek? Vat yra pamokėlių, tikrai ne vienas. Ir net 2 puslapiai. Vat, matot iš karto, pritraukti čia prie kameros. Vat, įrodo, kaip sujungti, tarkim, ar ne, su adata. Nu, tiesiog pasižiūri ir supranti viską. Tai labai gražus mezgimo žurnalas 236. Naujas iš Prancūzijos mus pasiekė. Ir dargi noriu pasidalinti 238. Dar vienas yra toks ir nėrinių kartu yra. Matot, koks gražus, vasariškas, gaivus jūsų ateities, tarkim, netolimos ateities mezginiams, ar ne, jeigu taip galiu pasakyti. Vadinasi žurnalas Vasaros nuotykiai. Mes jau vasarai galim pradėti ruoštis jau ir dabar, ar ne? Ir yra čia 21 moteriškas modelis, tokios ažūrinės, palaidinės, visokie raštai, vat, labai gražu, nes vasarą mums reikia irgi, turim vėsių dienų, reikia mums ir tokių šiltesnių megztukų merino. Taip, nertas sijonas ir labai labai graži suknelė. Va, šitą suknelę sufokusuoja tikriausiai, viskas gerai. Yra nerta iš mūsų perlė 5 siūlų. Va, medvilnės, kuri papasakosiu netrukus, kuo ji tokia ypatinga. Taip, toliau labai gražus švarkelis. Ir galima ir rankinę nusinerti, čia yra nerta rankinukė. Na ir tas ant viršelio esantis modelis,
labai gražus, ar ne? Aišku, čia jau megzta yra tikrai labai plonais siūlais. Ir graži apykaklė, raštelis gražus, rasite šiame žurnale. Na ir dar vienas ažūrinis raštas, tokios liemenės, ar galima ilgesnį numegzti, bus megztukas, palaidinė vasarinė, irgi va šis labai gražus, ar ne? Man tai labai gražu ir man smagu kartu su jumis vartyti. Nu, čia toks įdomesnis yra tokios konkorėžinės rankovės. Raštas lyg konkorėžiukai, išnertos. Taip, išnerta. Tai reiškia, žodžiu, visas priekis nugara megztas, išmegztas, o čia yra išnerti konkorėžiukai su vašeliu. Ir taip pat va tą matytą suknelę čia, kur balta, ne, buvo iš perlė 5 siūlų, čia yra chaki spalvos. Ir kas daugiau? Aguonos, gėlės, kam patinka. Tikrai toksai išskirtinis mezginys, įsivaizduojat, užsivelka tokį megztuką ir su tokiu megztuku keliauja. Tikrai atkreips dėmesį. Toks išskirtinis rankų darbas. Čia yra grožis, apie kurį parodysiu. Čia išbandėm siūlus, išbandžiau, mezgiau visokiausius variantus, irgi parodysiu apie šitą siūlą ploną, medvilnės. Netrukus. Ir va, na ir dar yra megztukai. Ir toliau žinoma apie siūlus visokiausias. Va matot, jūs galite išsirinkti kokią norit spalvą. Ir paskambinat siūlų damai, sakot, aš noriu Love Cotton Soleil spalvos geltonos 10 vienetų ir siūlų dama jums parveža. Tai vat turėti vat tokią kolekciją, tarkim, ar ne vienoje vietoje, ką siūlo prancūzai, irgi yra labai smagu, labai gerai. Taip, na ir toliau vat visos, ar ne, schemos. Ir labai daug pamokėlių, o tos pamokėlės, žinoma, kyla iš būtent iš šitų modelių, kuriuos reikia numegzti, ar ne, ir naudoti tam tikras technikas kažkokias ar pamokas. Gražios idėjos, labas, sveiki, dar jungiatės. Tai vat tokie vat žurnalai, kviečiu tikrai įsigyti, turėti pas save. Ir taip, ką daugiau? Taip, toliau einam prie tų siūlų, apie kuriuos kalbėjau. Tai naujiena gauta, irgi galbūt bus jūsų vasaros šventėms panaudota, nes praktiškai, kaip ir sako, iš kokius siūlus man rekomenduotumėt pledukui, ar kokius siūlus man rekomenduotumėt megztiniui. Tai žinokit, čia visa studija, čia visos kolekcijos, galite iš bet kokių siūlų numegzti megztuką ar pleduką ar kažką, ar ne? Bet čia tokius turim gavę labai įdomius siūlus, kaip aš vadinu, Splendor pavadinimas, Phil Splendor. Ir yra tikri tokie išskirtiniai siūlai tikroms kūrėjoms, kurioms jau viskas atsibodė, kurioms nebenori tos alpakos, nebenori merino ir nori kažką sukurti efektingo, kažką unikalaus, kažką savo, kažką ar ne. Tai čia yra būtent tie siūlai, kurie jums padės sukurti kažkokį unikalų mezginį. Taip, Splendor. Ir kas čia yra per kamuoliukai, tai yra 50 gramų kamuoliukai ir metražas yra 155 metrai. Rekomenduoju megzti 5 numerio, bet aš mezgiau su 4 numerio virbalais ir yra, žinoma, pagaminta Prancūzijoje. Ir medvilnės 86% ir 14% poliesterio. Nu, tokia šiek tiek tas poliesteris. Ką jisai daro ir kodėl jis čia yra. Ir tuoj parodysiu. Dar viena yra spalva su chaki. Ir matot, yra blizgutis. Tai čia šitoje kolekcijoje yra ne tik medvilnė paprasta, bet jinai yra ir margi siūlai ir dargi turi tokį blizgutį, metaliką. Nu, tokie labai įdomus. Ir toliau eina žydros spalvos, rožinės ir baltos lyg smėlinės. Taip, dar viena spalva.
Toliau rusva, iš kurios mezgiau mėginuką parodysiu jums. Čia jau grinai yra smėlinė. Ir va ši tamsiai, kurią pirmą nusičiupau. Ryškesnė, ar ne? Kuo ji tokia ypatinga, tai tuo, kad ji yra nevienodas siūlas. Tuo aš išardysiu vieną, praimsiu. Jie labai irgi tokie, va, yra matot gumytė uždėta, kad jie neiširtų, čia jau gamintojo, kad jie neiširtų ir taip. Tai va, tarkim, eina va tokia lyg virvutė medvilnės, lygi ir tada jau prasideda nelygumai visokie, margumai ir tokie sustorėjimai netgi vietomis. Ir tie sustorėjimai irgi tokį puošnumą, tokį įdomumą, išskirtinumą mezginyje suteikia, padaro. Tarkim, tai va aš parodysiu. Tai yra megzta, dabar taip užlenksiu gal, nes čia yra megzta 4 numerio virbalais, vien tik iš šitų siūlų. Jie yra tie siūlai, kaip medvilnė turėtų būti sunki, svorį turėti, tai jie ne. Jie turi tokie, nu lyg ir beformiai, ir tokie vat margučiai. Ir matot, akys tikrai labai nelygios ir aš galvoju, nu kas čia daros. Ir ardžiau ir viso, ko čia bandžiau. Iš tikrųjų, jos turi tokios būti, nes ir gamintojo būtent spalvinė yra išmegzti pavyzdėliai. Išmegzti ir yra akys nelygios. O kas sudaro tas akis nelygias? Tai ir sudaro tie visi vat, sustorėjimai, vat, siūlo ar ne, siūle, sustorėjimai. Na ir toks labai toks orinis, kiauras mezginys. Na ir ką aš sugalvojau, tai aš sugalvojau tą Splendor sujungti su Mohera. Ir irgi labai gražu, toks visai įdomus. Megztukas būtų ar palaidinė, tarkim, kai noris kažką irgi įdomesnio ir papuošti. Ir čia blizgutis, pavyzdžiui, realiai tai man švyti, na, o kameroj, matot, matosi, švyti ir blizgutis blizga ir va toks mezginys. Tai žodžiu, galima juosteles daryti siauresnės. Aš čia pamezgiau su Mohera. Ir pamezgiau vėl tą Splendor ar ne medvilnės siūlą ir vėl Mohera. Tai galima juostuoti, galima megztuką daryti vien iš Moheros ar ne, tarkim, kažkokį ir įpinti šitą siūlą. Ir toks efektas labai gražus. Ir va toks įdomus. Sukurkit kažką įdomaus. Tikrai. Ir toliau sugalvojau šitos siūlus sudėti kartu su Mohera apskritai megzti. Taip, šitos mezgiau 4 numerio, nors rekomenduoja 5, bet 5 man jau labai kiauraraštis, galvoju, gal netgi galima būtų ir mažesniu megzti. Na, o sudėjusi su Mohera 2 siūlą, man 4 numeris šiek tiek per daug kietas gavosi, tikrai 5 imčiau numerio ir va toks. Nu, toks irgi, nu labai, žinokit, įdomus. Ir pukelio yra, ir to nelygumo, nelygių akių ir blizgučio. Nu, toks labai, sakau, gal reikėjo tiesiog didesnius virbalus pasirinkti. Ir toks margumas, toks įdomus raštuotas, va kaip zebriukas ar ne, darosi. Tai va čia tokie nauji siūlai, labai įdomus siūlai. Kaip atrodo numegztas jau ką tik parodžiau, ar ne? Ir tarkim prie būtent šitos mėlynos galėtumėt, jeigu vat sugalvotumėt kažkokį užmestuką, nežinau, kažką tokio, ar ne, tai galima dėti drop skicilką, čia 28, labai gražiai žiūrisi, arba galima dėti vat irgi dropsų, tarkim, ar ne, švelnę žydrą. Ne, Rovanų čia yra, Rovanų 642. Nu tai va žodžiu, irgi labai gražiai atrodo. Ir va šitie siūlai atrodo medvilnė, bet jie yra tokie beformiai, lengvi ir labai tinka vat kartu megzti su, kartu vat daryti vat tokius mezginius. Nes jeigu tarkim pasirenkat Moherą ar ne, jinai lengva, puri, plunksnelė ir kažką įdedat sunkaus tokio, merinas kažkoks ar ne, tai jis duoda tą tokį kritimą. Taip, mėlyną spalvą parodžiau. Labai gražią.
Toliau rodau tą rusvą, kurią mezgiau. Tai aš mezgiau su balta machera. Ir visai tinka, balta prie visko tinka derinti. Ir galima dėti, arba va šitokį galima derinuką daryti. Tai yra dropsų labai graži ruda spalva, 42, tai yra migdolai. Tikrai labai labai graži. Va. Tinka kartu, galima sugalvoti. Ingrida, labas vakaras. Vat dėl to išplovimo, Jurgita, tikrai šiandien ryte mezgiau ir tikrai išplauti nespėjau. Tikrai pasakau, bet, nu vat, įdomus tas siūlas, galima pabandyti išplauti, pasižiūrėti, ar susivienodins tos akys ar ne, nes siūlas yra labai nelygus, vietom kaip virvelė, netgi taip stipriai susukta, kaip vėlutė, tokia atrodo. Tai jinai kaip paprasta merino ar alpakos vilnos siūlo, tu užkabini akį ir jisai visas papursta, ta akis išsilygino savaime atrodo, tai čia nieko panašaus, gula taip kaip nori. Tas siūlas, gerai, dar viena labai graži spalva, Splendor, yra sirenos spalva. Sirenos spalva, tai yra ir žydros, ir rožinės, ir baltos, šiek tiek baltos. Tai taip, žydra. Įsitaisom ar ne, ir perlų machera dropsų. Irgi galima daryti vat tokį derinuką ir galima daryti vat tokį derinuką. Nu vat, parodžiau, džiaugiuosi, kad žiūrit, kad stebit, nes tikrai yra į ką pažiūrėti. Ir dar yra chaki spalva, žalia. Ir taip, galima ją kartu dėti tokia, va, tarkim, ryškesnė. O galima padaryti, galit iš viso tos visus derinius dėti, galit ir taip, va, tarkim, parodysiu. Va, tokį blankesnį daryti tą žalę. Nu, va, tokie labai įdomus. Kad megzti iš jų lengva, tai tikrai ne, toks, sakyčiau, iššūkis. Bet man buvo labai įdomu tos mėginukus megzti, toks labai įdomus mezgimas. Ir mezgiau su bambuko virbalais. Ir visai gerai sekėsi. Iš pradžių dar ir story dalinausi, sakau, čia medvilnė, kažkaip kaip čia megzti su tais bambuko siknito virbalais. Bet man visai neblogai. Va, mano derinukas. Man visai neblogai prasimezgė ir mezgiau. Tai vat, dar kartą parodau. Tai tame naujausiame žurnale ir yra būtent ta skraistė. Ta skraistė būtent iš šitų siūlų. Toks labai įdomus mezginys gausis. Tai va, tai čia vat nauja spalva soja, ar ne, atvyko, parodžiau macheras. Kas nori labai tokio ryškaus saulėtos nuotaikos. Na ir ką, ir atvyko naujos perlė 5 spalvos, 4. Na ir aš galvoju, o kur jie buvo, kad tos rožinės anksčiau neišleido, nes ta rožinė spalva ir kūdikiams ar netinka. Na bet kam, ta rožinė tokia yra standartinė rožinė. Manau, kad ji visada turėtų būti visose siūlų kolekcijose, nes tikrai prisireikia. Tai yra 100% merserizuota medvilnė, kurią galima nerti vąšeliu ir galima megzti virbalais. Taip. Va, saulės nubučiuota. Man toks kažkaip pavadinimas labai gražus užstrigo. Alyvinė. Alyvinė, kaip žinom, tai visos ar ne, ir dropsai leidžia naujas spalvas. Alyvinė ir dar yra, na, elektrinė. Elektrinės tikrai turime tokios ir merino vilnos turėjom. Elektrinė spalva, tai va tokios naujos spalvos. Ir dabar tikrai noriu dar pasidalinti, kuo tą perlę 5 ypatinga, tai galbūt iš karto ir parodau išmegztus mėginukus, kaip būtent tie perlę 5 siūlai. Rašo 2,5 virbalai, 50 gramų, yra apie 200 metrų. Va toks, ar ne? Atrodo, ką čia? Nerti staltiesėlės, kažkokius ar ne, kepurėlės nuo saulės ir taip toliau. Tačiau, na
Taip yra išnertas vąšeliu mėginėlis. Jis yra labai minkštas, labai minkšta merserizuota medvilnė. Nertas čia yra žemi stulpeliai. Toliau parodysiu nertą vąšeliu stulpeliai su užmetimu, aukštesni stulpeliai. Ir irgi, tokia minkštutė medvilnė, atrodo, kad siūlai turėtų būti tvirti, stangrus. Tai ne, jie yra labai minkšti. Toliau parodau nertą mėginuką. Va toks raštas, ar ne? Gan populiarus. Aš pati netgi paauglystėje turėjau nusinėrus iš to raštu palaidinę. Iš medvilnės. Ir šitą medvilnę galima megzti virbalais. Tai išmezgus virbalais gaunasi, tarkim, ažūrinis raštas, ar ne? Ne, čia neuždengsiu. Tarkim, ir išvis minkštutis. Labai įdomus, labai geri siūliukai. Na ir mūsų sukurtas derinys megztuko harmonija ir įsimylėjusi vasara yra pas mus parduotuvėje, netgi galite užsakyti nemokamai, mes tikrai siunčiam pavyzdukus, va tokius išmegztus, kad jūs pasičiupinėtumėt, pažiūrėtumėt tą pojūtį, pajustumėt, kaip susideda medvilnė kartu su machera. Tai tarkim, galit nusimegzti tokį, dabar rodau geltoną, bet jūs galit šventėms ir juodą rinktis spalvą, ar ne, ir baltą spalvą rinktis. Tai va štai yra nuostabus citrininis gal, ar saulėtas citrininis rinkinys, toksai, ar ne, galite susikomplektuoti ir nusimegzti skarą. Man atrodo, Edita mezgė skarą iš būtent šitų siūlų. Ir skarą, ir megztuką galima nusimegzti. Tik tais virbalų nepamažinti, nes medvilnė mėgsta kvėpuoti, mėgsta laisvę, kaip aš vadinu. Tai vat toks pūkuotas, toks labai minkštas, gražus siūlas. Taip, tai vat, jo. Ir taip, tai ką toliau? Toliau žygiuojam prie būtent tų švenčių, ar ne? Ir manęs klausia dažnai krikštynų suknelėms, krikštynų komplektukams, berniukams, tarkim, ar ne, iš ko megzti, krikštynų skraistelė, ar ne? Numegzti reikia, toliau pasipuošti kažkokias vestuves, kaip svečias, ar ne, kaip ką. Tai tikrai yra nuostabus ir Feldaro, tarkim, žurnalas, ir turim ir PDF failų. Galima įsigyti PDF, visą žurnalą gaunate skaitmeninį, yra skaitmeninis. Ir būtent atversiu ir pasidalinsiu, kas gali būti jūsų idėjoms, jūsų šventėms, tarkim. Tai čia yra nerta suknelė. Taip, matot, tai irgi tinkama į bet kokią šventes eiti. Vat, labai graži. Ir šiek tiek žemiau ananaso, žemyniai ananasas raštelis ar ne nėrimo. Ir naudojami yra perlė 5 siūlai. Taip, tarkim, aš čia kalbu jau apie moteris, kurioms reikia pasipuošti, kažko gražaus nusinerti. Tai yra vat perlė 5 blank spalva, ji yra labai sniegiškai balta, kaip baltas sniegas iškritęs. Taip pat turime krają, tai yra tokia prigesinta spalva. Man ekranas šviečia, nežinau, ar matysi skirtumas. Nelabai gal matosi, ar ne, čia sniego balta, čia yra prigesinta balta. Ir dar labai graži ivoirė spalva, yra tokia rusva. Bet irgi tokia labai vos dramblio kaulo galbūt, ar ne, pasakyčiau taip, labai prabangus tokie gražūs vasariški nėriniai, gali gimti iš šių siūlų. Ir kaip aš rodžiau mėginukus, jie yra labai minkšta medvilnė. Ir lygiai taip pat nusinėrėt savo suknelę, ar ne, tarkim, jeigu reikia kažkokį renginį ar šventę vasarai ir einat ne viena, o tarkim su, va tarkim, ar ne, ir reikia dar papuošti vieną gražų žmogutį, tai irgi nerta suknelė, va šitame žurnale
Ir ne tik suknelė, bet ir šalia, matote, yra švarkelis iš tų pačių siūlų. Ir galite susikurti savo šventę, savo šventį ar kitų šventį, pasipuošti reiškia. Šita yra wow suknelė, tikrai įspūdinga. Tikrai, irgi, galiu pasakyti netgi kiek siūlų reikia. 12, man atrodo, vienetų. Anai trumpai, kur rodžiau, 10 vienetų galit nusipirkti. Taip, 10 vienetų, 34, 36 dydis, o 38, 40 ir 42, 11 vienetų. O tai ilgai reikia, kiek dabar tų kamuoliukų? 14. Vat, 14. Ir rašo universalus dydis. Tai va, apie 14 vienetų šitų siūlų. Tai va, tikrai labai atkreipkite dėmesį į šitos siūlus, nes jie yra minkšti. Na gerai, čia yra skara, tarkim, ar ne, ant maudymosi kostiumėlio nerta, bet jūs galite ją nusinerti ir nešioti tiesiog ant kažkokios suknelės ar ant kažkokios palaidinės. Taip, prisiderinti. Labai paprasta, graži suknelė. Taip parodysiu. Va čia. Irgi. Koton 3. Koton 3 tai yra... Dabar turiu geltoną pasiėmusi, baltos nepasiėmiau. Tarkim, tai irgi yra visokiausių spalvų, tikrai labai daug. Visokiausių spalvų, tai yra merserizuota medvilnė, 100% su alavijo ekstraktu prisotinta. Ir labai gražus va šit švarkelis. Na va, žodžiu, galite tikrai įsigyti ir žurnalą, ir siūlus, ir mūsų tokios rekomendacijos būtų siūlydamos. Taip, tai čia bus va šis žurnalas 213. Dedu į šoną. Na, o prie baltos spalvos, jeigu tarkim sugalvosit kažkokią skraistę ir mažam vaikui, ir suaugusiai, tarkim, galima ar ne, tai labai gražiai tinka būtent balta. Jo, blank spalvą paėmiau. Blank perlė, medvilnė ir būtent labai balta kremke. Kremke sniego baltumo, nes tarkim žiūrėjau ir dropsų, ir kitos macheros, tai jos yra tokios į gelsvumą, į rusvumą net, galima dėti, bet va šita pati balčiausia. Ir rovanų dar, man atrodo, yra 612 numeris balta. Čia yra 001 kremke. Labai švelni machera, palyginus tikrai, labai ir plaukuota, ir labai minkštutė, labai kokybiška, verta dėmesio ir galima dėti kartu ir nusimegzti kažką va tokio gražaus, ar ne? Galima vieną, galima derinti kartu. Ir taip, ką aš dar norėjau parodyti. Taip, toliau, tai tada jo. Man tai va šitie labiausiai rūpėjo siūlai. Ir perlė 5, kuriais pasipildėm, parodžiau spalvas naujai gautas, parodžiau, kad galima ir megzti, ir nerti vašeliu. Ir taip. Ir visokiausių tų spalvų, net 3 va šviesios skirtingos jos spalvos. Yra jūsų pasirinkimai. Toliau, į ką noriu atkreipti dėmesį. Tarkim, turim baltą spalvą, kam reikia šventėms, tai yra medvilnė. Matot, Sandnes Garn, Norvegai ir yra medvilnė, kur sudėtyje 100% medvilnė. Ir ji yra nemerserizuota, bet turi tokio gražaus švytėjimo. Siūlas labai lygus, gražus ir 50 gramų kamuoliukai yra 180 metrų. Ir dabar jau keliauja labai gražios spalvos, pasipildysim šitą kolekciją, nes labai patinka ši medvilnė kuo. Aišku, yra minkšta ir gan plona, 180 metrų, gan plona. 3 numerio virbalais rekomenduoja megzti, bet man atrodo, aš mėginuką mezgiau 275. Kur tas mano mėginukas? Tai va būtent mandarin siūlai, va matot, jie plonyčiai. Na, jau čia reikia kantrybės, tikrai, jeigu megsit didesnį kažkokį megztuką, bet jie
nesitampo, nešiurkštus tokie, labai gera medvilnė, labai. Ir gan toks metražas plonas, ar ne, irgi galima dėti kartu su machera, galima nedėti kartu. Ir svarbiausia, kad spalvos nenusiskalbė. Ar jums tai aktualu? Tai va, tikrai galima ir savo megztuką jau megzti, tarkim, jeigu norit ir pasipuošti, ir vaiką papuošti, tarkim, į šventes kalbant. Nu va, visokie. Ir ažūras tinka, ir perliukas, ir gerosios, ir akis gan lygios tokios, nu kažkur gal nelabai, bet žodžiu, labai gražiai nusimezga. Tai atkreipkite dėmesį į mandarin medvilnę. Būtent vasariškom šventėms. O balta spalva ar juoda, ar kažkokia rusva, tai jau jūsų pasirinkimui. Taip. Ką dar noriu aprodyti? Dar noriu aprodyti filetą, tarkim, neriančiams, ar ne? Na, čia yra toksai klasikų klasikas siūlas, kuris yra plonas, 1,75 vašelis. Ir jis daug yra plonesnis už perlę. Kai Fildar perlė yra tikrai toks storesnis siūlas, tai čia yra tikrai tokie dideli 100 gramų kamuoliai, tvirti, medvilnė tvirta ir yra 530 metrų. Tiesa, rašo gamintojas, kad galima 1,5, 1,75. Ir priežiūra 60 laipsnių temperatūroje galima skalbti. Na, tai čia klasikų klasika. Nertos suknelės, nertos skraistės, pelerinos, nertos kepuraitės, nerti sijonai, tarkim, ar ne. Aš pati iš panašių nėriau sijoną, ananasų raštu. Ir tikrai galima nusinerti kažką gražaus pasipuošimui. Tai va šita kolekcija. Toliau aprodau. Kas dar? Būtent Fildarų eko kotonai. Tai yra minkšta medvilnė, irgi balta spalva, yra blank, balta spalva sniego. Jeigu reikia, tarkim, minkštos medvilnės, irgi kūdikiams galite komplektuką numegzti, megztuką su kelnytėm ar su šortukais, įsivaizduojat, apie ką aš jau kalbu. Irgi labai minkšti. Pagaminta Italijoje, rašo, 50 gramų yra 110 metrų ir jie yra eko kotonai, jie yra sertifikuoti, organiška medvilnė. Be jokių chemikalų, be jokių pesticidų užauginta, be jokių nenupurkšti laukai. Žodžiu, irgi va tokie, kas norit kažką pasipuošti. Aš šiandien tai pasiruošiu vien baltą spalvą, nes įsivaizduoju kažkokias šventes, bet žinoma, jūs galite, sakau, rinktis ir juodą, ir rusvą. Taip, toliau. Po truputį. Jeigu jūsų šventė yra dar gegužės mėnesį, tarkim, ar ne, arba kažkur į šaltus kraštus ar taip toliau, na ir žinoma, visada tinka merino vilna, tarkim, ir kūdikiams, ir vaikams galite megztuką numegzti iš merino vilnos, tarkim, lininę palaidinę, lininę suknelę, ar ne, ir norit megztuko šiltesnio, tai visiškai be jokio pūkelio, nekutena, 100% merino vilna. Ir mezgam iš šitų siūlų megztuką ir savo galit nusimegzti. Toliau žygiuojam. Na, balta spalva pasipuošti, tuoj parodysiu, tikriausiai esat numezgusi ne viena ir ne vieną. Tai šaliai, ar ne, jums tai reikia 5 kamuoliukų macheros, nebūtinai dropsų, nebūtinai kremkė, nebūtinai ravanų, galit Sannes Garn įsigyti, žodžiu, kokia spalva artimesnė, ar ne, ir ažūriniai tie tokie kiauri, jie labai puošia ir jeigu reikia ant kažkokių suknelių su šleikutėm ar ne, užsidėti vat. Tokį šaliką, jeigu jis baltas, jis labai puošnus, bet galit nusimegzti ir juodą, tarkim, ir šiaip kasdieniniam nešiojimui, ar ne. Ir čia 2 metrų ilgio šalis ir tik 5 macheros kamuoliukai su šilku. Tik 5. Ir mezgiau čia su 5 numerio virbalais. Muselių raštas. Ir ką galima padaryti, tai ir galus, čia galus apnėriau, pasirodo senas labai mezginys, ir papuošiu perliukais. Tai va, ir jūs galit. Na, čia jau toksai labai jau puošnus, ar ne, vestuvėms, nuotakas papuošti galima su tokiam skraistėm, pelerinom,
papuošti perliukais ir taip toliau. Tai va. Toliau einam. Man jau čia visai smagu. Taip, aš tikiuosi, kad jūs stebite. Aha, Drop Safran. Irgi paėmiau baltą spalvą, 17. Ji yra minkšta medvilnė. Vaikams, sakyčiau, rinkčiausi megzti, nerti ir pledukus galima nunerti ir pasveikinti kūdikius ar net, tarkim, ir taip toliau. Tai irgi minkšta medvilnė yra, tik ryškios spalvos, irgi yra ryškių spalvų ir Drop Safranams yra 30% nuolaida, ar ne? Kaip žinote, 6 kolekcijoms dropsų medvilniai yra 30%. Nerti sunkiau, nes aišku, yra medvilnė iš kelių gijų, reikia atsargiai megzti nerti. Toliau žygiuojam, būtent apie tą moherą su šilku neparodžiau, galėjau iš karto parodyti. Tai turime mes tos įprastus siūlus, ar ne, moherą su šilku. Nu, jeigu jau balta spalva, tai balta. 25 gramai kamoliukė ir apie 200 metrų, ar ne, beveik visose firmose ta mohera su šilku. Na, o čia, matot, yra kolekcija, kuri nebegaminama. Labai gaila, kad Sandnes Garn nutraukė šitą gamybą. Bet mes jų turime tikrai, vat ir baltas spalvas, ir kitokių spalvų yra. Ir čia yra dvigubas kamoliukas, kaip aš vadinu. Sako, kaina labai didelė, kiek ten 16-18 eurų, ne, kainuoja šitas kamolys. Bet jis yra dvigubas, tai padauginkit iš 2 ir ta kaina jau nebetrodo tokia didelė. Tai jo, čia yra 50 gramų, 60 moheros, 25% šilko ir 15% vilnelės. Visiškai natūralus produktas, pluoštas visiškai natūralus ir 50 gramų yra 280 metrų. Tai čia panašiai kaip Drops Brush Alpaca Silk. 140 metrų ten yra 25 gramai, čia 50, jie yra tokio pat storumo. Tai panašiai reiktų 3 kamoliukų megztukui. Galima peleriną kažkokią švarkelį nusimegzti, galima dėti kartu su alpaka. Lygiai taip pat bus nuostabus, puošnus kažkoks mezginys šventėms. Labai ir švelni. 2 kamoliukai, galima nusimegzti kažkokią movą kaklą, tarkim, ar ne. Taip, ką manote apie medvilnės ir Lanagato Harmony derinį pavasariui? Ar vis tik gražiau su mohera? Taip, medvilnės ir Lanagato Harmony. Medvilnę dėti su merino vilnelė norit. Aš taip nebandžiau megzti. Čia reiktų pabandyti, nes kažkaip prie medvilnės visą laiką kažkaip mes moherą pridedam ar ne, prijungiam prie medvilnės tą pūkelį, tą lengvumą, prie merino vilnos pridedam tą lengvumą ar ne, arba prie, na kaip ir tarkim prie mano rodytos perlės, ar ne, o prie plonos medvilnės tą tokį. Na, o jeigu prie tokios medvilnės pridėsit Harmony, ar aš teisingai jūsų klausimą suprantu, jeigu ką rašykit, galit pridėti. Bus pusiau medvilninis mezginys, ar ne? Tai vat mano rankose kaip tik irgi norėjau parodyti, tai yra Harmony, vat ir už mano nugaros matote žalią ritę, labai gražūs suktinukai tokie yra, tai yra 100 gramų kamoliukai, aš vis dar dabar pasakoju merginoms, dar vis klausia, kaip čia tos ritės, kaip čia jūs sukat, kaip čia įsigyti tą vieną vienetą, tai va vienas vienetas ir yra 100 gramų suktinukas, labai plonytė merino vilnelė ir labai kokybiška. Jau merginos mezgė ir iš 5 gijų dėjo, ir iš 6, ir iš 7, ar ne, ir labai patenkintos, nes tikrai labai gerai nešiojasi, toks tvirtas siūlas, universalus visiems. Tai va, tai galite irgi šventėms kažką nusimegzti, labai plono, pridėti su mohera. Bus voratinklinis, labai nuostabus kažkoks puošnus mezginys, ar ne, merino vilnelė vat su mohera. Ir galite dėti 3 siūliukus, imti bus plonas megztukas, tarkim, plona
skraistė, na, žodžiu, kaip tik sugalvojot. Tai va, tokie derinukai būtų. Taip, jūs tiksliai suprantat. Prie medvilnės aš tikrai nebandžiau. O kodėlgi ne, jeigu jūs norite tą medvilnę, tarkim, paminkštinti, pastorinti, tai galite ir pridėti, kad ir va vieną plonytę giją. O kodėlgi ne? Tuo mes susiraskim tą giją. Jūs uždavėt užduotį mums, mes tikrai rytoj jau eisim megzti ir pasidalinsim paskui savo patirtimis, savo, tarkim, sujungiau ar ne ploną tą merinosą ir storesnę medvilnę. Ir kodėlgi ne, nes sudėtyje irgi yra siūlų, kaip ir koton merino, ar ne, yra 50% merino, 50% medvilnės. Tai ką, toliau. Ir kaip mūsų nuostabieji tinlainai ir lainai. Irgi turiu, tai parodau iš karto. Irgi ryškiai baltos spalvos, kurios yra mūsų elektroninėje parduotuvėje pasiruošusios būti išmegztos į nuostabius modelius, į nuostabias puošmenas jūsų šventėms. Ir yra labai fainos toksai, tikrai turim nemažai tų žurnalų, būtent šis numeris, ar ne? Ir ką noriu pabrėžti, kartais nereikia visokių raukinių, kažkokių įspūdingų pūstų rankovių, ar ne? Kartais užtenka paprasto gražaus modelio, elegantiško, aukštakulnių, basučių ar batelių ir jūs esat labai gražiai pasipuošusi šventę. Tai tarkim, tuoj atversiu ir pasidalinsiu, tarkim, na ir sijonėlis, ar ne? Yra sijonas, čia šiuo atveju jis yra paplūdimyje, bet galima nunerti, sukurti būtent iš tinlaino. Tai yra medvilniniai siūlai. 53 medvilnė, 33 viskozė ir 14 lino. Pasakiški siūlai, 50 gramų, 220 metrų. Jie yra tokie ploni ir kartais išsigastat, bet megzti su 275 trečią galit laisvai imti virbalus ir megzti. Ir tuoj, aš parodysiu viską daugiau. Na, šitą žurnalą nepasižymėjau, ką noriu parodyti. Labai graži juoda suknelė su tokia, užsidedat kažkokį vėrinį gražą ar ne, auskarus kažkokius įspūdingus ir galit su ta suknele, kuri yra megzta, tuoj tikrai dar pasitikslinu, iš line. Šitai yra iš storesnė. Tai turim teen line, ta teen žodis, Sannes Garn ne vienoje kolekcijoje reiškia plonas, o line yra storas. Ir line yra labai panašus į Drapsbelę siūlai, bet yra daug minkštesni ir šiek tiek kitokia ta kolekcija, spalvos kitokios yra. Tai linai sudėtis tokia labai panaši kaip ir belė, tokia pati kaip teen linai. Tai yra 53 medvilnė, 33 viskozė ir 14% lino, 110 metrų. 110, nu žodžiu. Ir būtent iš laino ir yra numegzta šita juoda graži suknelė. Galit ne juodą megzti, galit baltą, galit rusvą megzti, galit alyvinę megzti, galit rožinę. Nu, yra tų spalvų ryški žalia ir samaninė, žodžiu. Irgi siūlai važiuoja pas mus, turėsim labai gražų papildymą. Taip, ką dar noriu pasidalinti? Va tokias idėjas būtent šventėms. O kas trukdo ir kiekvienai dienai nešioti tokius, ar ne? Mezginius gražius, galima ir kiekvieną dieną. Labai gražus švarkelis, bet tarkim, jis yra ant nuogo kūno, vėl paplūdimys, net matyti tokia stilistika šio žurnalo, tokia idėja, bet drąsiai ir rankovės yra šiek tiek kitokios spalvos, ar ne, gali tokį sukurti ir ant suknelės apsivilkti tokį švarkelį, tarkim, ar ne, suknelė kažkokį išeiginę, aš pati savaitgalį, tarkim, su petnešėlėm juoda suknelė ir man lyg trūko kažkokio šalio, noris švarko kažkokio užsidėti, tai nusimezgus tokį švarkelį ant suknelės su petnešėlėm, būsit pasipuošusi ir šildys pečius ir labai gražiai atrodys, paslėps galbūt rankas ar kažką, ko nereikia. Taip. Ir taip, tai yra toks žurnalas, galit žurnalą įsigyti.
Dar vienas žurnalas ir suknelė nuostabi, tai yra line siūlai. Medvilniniai, lininiai, viskoziniai, irgi natūralūs, minkštučiai. Ir jie, tarkim, irgi tokie yra tas linas, viskozė, lyg suteikia to tokio šiuolaikiško linas. Nu, toks ne kaimiškas, negaliu sakyti kaimiškas, bet toks vasarinis ar net pluoštas. Jis nėra labai, kad blizgėtų, žvilgėtų, kažkas vau puošnu. Bet jeigu sukursit kažką gražaus, spalvą pasirinksit kažkokią šventinę ir nusimegsit tikrai gražią suknelę. Va čia jūsų idėjoms. Kad ir palaidinę iš laino. Palaidinę ar net, tarkim, ant platėjančių kažkokių puošnių kelnių, tarkim. Irgi galite keliauti. Tai vat taip. Irgi gražus žurnalas. Na ir daug visko, čia angliškos versijos, angliški aprašymai. Ir dar tinlaino vat pasidėjau parodyti būtent tas tinlainas, ar ne? Vat, man labai patinka, kad galima megzti ne tik rankomis. Rankomis tikrai ilgas darbas, reikalaujantis kantrybės. Na, o galit megzti ir mašina. Puikiai tinka 5 klasės mašina megzti. Ir tarkim, tokie modeliai, raštai tai yra, tarkim, permatomi, kur čia mano rankovytė, tuo įdėsiu, va, tarkim. Lengvučiai, matot, ir ta suknelė bus lengvutė. Ir jinai, va, jeigu yra gerų jokių raštas, tai yra visiškai ne kiaura, nėra to kiauro, ar ne, tarkim, ir yra raštas. Toks kiauraraštis, labai gražus kritimas, lengvutis ir toks vėsus ir gaivinantis mezginys karštą vasaros dieną. Nu, žodžiu, tai va, suknelės visokios ar ne, vaikams, mergaitėms, sau, kažkokie švarkeliai jūsų mezginiams, jūsų idėjoms. Tai va, taip. Ir dar ką labai norėjau prie tų šalių visų parodyti, ar ne, kas mėgsta tos šalius nusimegzti ir kažkokias. Šiaip vat yra sagės, gal nematėt, ne visada įeina ir rasti tos elektroninėse parduotuvėse, ar ne, tai yra plunksnelė, kuri labai labai gražiai susega šalį, arba švarkelį kažkokį, ar ne, plunksnelę, tai parodysiu, įseksiu ir dar noriu pasidalinti, ką mes sulauksime netrukus. Na, tarkim, man reikia susekti 2. Labai paprasta naudoti, aš tuoj vat susegu. Ir vat matot, plunksnelė matosi ir mano šalis yra susegtas, va. Nu, va taip, va, tarkim, ar ne, kai reikia kažką susegti, apsigobus, ar kažkokį švarkelį, ar tai va yra plunksnelė haja. Tokia segė mezginiams, prabangiems, puošniems, išskirtiniams. Ir dabar toj parodau būtent, ko mes sulaukėm. Ir tuoj rinksim jau tą laimėtoją puokštės. Aš kažkaip laukiu. Tai va būtent tos puošnios sagės, kurios yra kelyje, mes tuoj netrukus jas gausime. Matot, yra 3 rūšis. Pirmoji nuotraukoje matosi va toksai žiedelis su perliukais, perlo galvutės. Labai puošnu, galite ir šaliką, ir rankogalius, ar ne. Antroji nuotraukoje yra viename gale yra perliukas, o kitame gale yra stiklinė galvutė, labai puošni, tarkim, ir nuotakoms, ir taip toliau, ir taip toliau. Turėkite omeny, kad pasiūlų damą galite rasti. Ir paskui yra iš abiejų galų ir juodi perliukai, ir balti perliukai. Tai va irgi susisega va tokios formos. Tai užsakiau, tikrai sulauksime ir pasidalinsiu, dar garsiai skelbsiu story. Tai vat, būtų toks priedas prie visų tų mezginių, prie visų segių. Ir žinoma, nepamirškime kašmyro, lėliukams mažiems, kas irgi turi kažko, kas nori pasipuošti, tai yra balta spalva, sniego spalva, Cardiff kašmyras itališkas, tai yra šilti, labai švelnučiai siūlai, irgi galite sukurti kažkokį mezginį, ar ne? O kas nori tą skarą kažkokią mamai ateinančiai mamos dienos progai padovanoti ar patys pasipuošti irgi šventes, tai yra 2 gijos kremkė bei belpaka leis.
Galite nerti vąšeliu, esu nėrusi iš dropsliais, tikrai labai užteko va tokių, tiek 100 gramų, graži skara, galite nusimegzti lygiai taip pat skarą, trikampę ar kažkokios kitokios formos. Tai yra alpaka su šilku, nuostabūs siūlai, 400 metrų, 50 gramų sruogelė, jau reikia ją susivinioti. Ir dar ką pasidėjau. Matot, kiek mes turim nuostabių siūlų jūsų šventėms. O kogi ne bukliukai, ar ne? Tai irgi iš bukliuko galima nusimegzti šventinį megztuką švarkelį, ar ne? 3/4 rankovėm ir taip toliau. Jis vienas gan yra labai minkštas, apie juos aš irgi norėsiu parodyti su visokiais pramegztais pavyzdukais. Kitą kartą pašnekėsim, parodysiu tikrai. Ir dvigubų mezgam ir taip toliau. Ir šitą galima dėti, kad jis būtų tvirtesnis, nes vienas yra labai labai minkštas ir plonas. Galima dėti kartu merino vilną Harmony. Tai vat, kartu galima dėti ir pastorinti mezginę, ar ne. Ir galima vieną giją, galima 2 gijas, visaip varijuoti. Žodžiu, bukle, siūlai šventiniai. Irgi gali būti. Jau rodžiau, ar ne, Sandnes Garn alpaka silk, balta spalva, yra visokiausių pastelinių spalvų, alpaka su šilku. Gan šilti siūlai. Tai va, jeigu nuspręsit kažkokį šiltą komplektuką, tai galima šituos siūlus rinktis. Labai labai kokybiški, švelnučiai, sunkuoki, jau suknelės gal nelabai, megzti tuniką jin jau turės tokį kritimą. Ir viskas. Ir baigėsi visi siūlai pagaliau. Eisim tuoj. Taip. Taip, ką jūs dalinatės? Ačiū už skirtą laiką klausimui. Taip, jūs tai, aha, čia jūs taip. Mezga Anijara kažką mezgat, ar ne? Iš lainės siūlų. Ne, tokių siūlų mes neturime, nežinau, bet aš tikiuosi, kad jūs jau kažką ruošiat gražaus. Kiek akių uždėjote šalikui? Tai va dabar bijau ir pasakyti, nes tikrai senai mezgiau. Aš jums atrašysiu jūsų klausimą tiesiog po jūsų klausimų. Gerai, rytoj ryte pasitikslinsiu ir žinosiu tiksliai. Ir Aušrinė džiaugiasi, kiek grožybių turim. Ir man prie to viso kovo žaliojo mėnesio, tai labai tokie susižiūrėjo labai gražus žali virbalai. Vien tik žalia, kur dairais, viskas žalia akyse, ar ne? Ir tai yra likę bambuko žalios spalvos virbalai, kurie tinkami megzti. Na ir tamsesniais siūlais ir baltais siūlais. Tai va, tinka tikrai megzti. Nėra jie, kad labai šviesus ar tamsus, tokie vidutinio to tamsumo galima megzti ir va su žaliais, ar ne? Yra nuo 3,5 iki 8 numerio, kaip ir visuose rinkiniuose. Ir čia, va taip, mediniai, beržo mediena yra, jeigu aš va taip pasidedu, ar ne, galima pasidėti, žodžiu, sulankstai tą dėklą ir susisegi ir renkiesi. Nepatinka vienas dydis, ar ne, per tankiai nusimezgiu, imu kitą dydį. Ir taip pat laikau, o jeigu išardyt, va, jisai va taip pasistato ir pasiguldžiau. Ir kaip dabar atsegu, va, yra sagtukas. Nu, žodžiu, čia galima susikoncentruoti ir pasistatyti juos gražiai ir nuotraukai galima pasidaryti. Mes va darom tas nuotraukas tokia delninė žalia. Graži ir žinoma valai. Taip yra kišenė. Ir dar viena kišenė. Ir dėmesio, būtent žalios spalvos valai, kaip aš rodžiau jums kažkurioje praeitoje ar užpraeitoje laidoje, būtent apie žalius, kad gavome žalius. Tai va būtent tie žali valai tinka prie šitų žaliųjų likę virbalų. Nors kiek merginos atvažiuoja į vietą, sako, duokit bet kokius tiks, kad tik turėčiau reikiamą dydį ir kad galėčiau megzti, nes pritrūkau. Tai va, yra 12,5 standartinio ilgio, ar ne, rinkinys. Ir jeigu labai patinka, galite komplektą mažiuką trumpintų virbalų įsigyti. Tai va, trumpinti virbalai, mėgstančios megzti labai labai įvairius mezginius reglonus ir įvairiausius irgi yra. Va, toks būtų komplektas jums yra mūsų parduotuvėje.
Tai ką, tai ir jau šiandien tikrai daug nuveikiau, Oha, Milda dalinasi, kad labai daug visokio grožio parodėt, gundot kažką nusipirkti. Tai tikrai gundom, čia viskom gundom, bet aš kartu ir džiaugiuosi, kad jūs ir įsigijate, ir nusimesgate, ir džiaugiatės, ir parašote ačiū jums už gražius siūlus. Tai ką, keliaujam jau prie mūsų šio vakaro. Rytoj, kaip žinia, kovo 8. Dalyvavote žaidime ir labai noriu padovanoti nuostabę puokštę, kurią sudaro merino vilna, kurią sudaro machera su šilku. Tikiuosi, kad laimėtoja nusimegs kažką gražaus, o gal laimėtojas padovanos savo mezgančiai draugiai ar ne, arba artimajai tokia dienos gražia švente, tokia proga. Tai ką, tai dabar taip, šiek tiek minutė kantrybės. Klausėte, ar norėtume nusipirkti puokštę, padovanoti draugės gimtadienis ir taip toliau, tai kol kas tokios galimybės nėra. Arba yra, jeigu atvažiuosite į vietą ir išsirinksite siūlus ir vietoje viską sutarsim. Tai žinot, susiuntimai šiek tiek yra sudėtinga, bet susitarti vietoje yra lengviau, tai jeigu tikrai norėsit, atvažiuokit pas mus į Ginkūnus. Ir taip, laukiam, kol užsikraus visi tiek daug komentarų. Ir labai graži puokštė, rožinės spalvos, manau, tiks bet kam. Ir megztuką nusimegzti, ar žodžiu. Tai ką, dalyvių atrinkom, kurie teisingai parašė komentare moteris, 1320. Vau, nu super, ačiū jums labai, kad dalyvaujat. Tai ką, spaudžiu start mygtuką, ar ne, ir laikom kumščius. Kaip ilgai, ar ne? Kuo daugiau dalyvių matyt, tuo ilgiau ir renka, nes visus reikia. Alvina Monstavičienė, sveikinu. Sveikinu, Alvina, susisiekim dėl puokštės perdavimo. Susitarkim, labai sveikinu visas moteris, sveikinu visus lietuvius su ateinančia ir kovo 11. Ir tuo pačiu noriu palinkėti, padėkoti, kad buvote šį vakarą kartu su manimi. Noriu palinkėti gražių švenčių. Taip, ir gražių ateinančių švenčių, smagaus pasiruošimo šventėms ir lygių akių pačių gražiausių mezginių. Gražaus ilgojo savaitgalio noriu palinkėti. Sveikinam nugalėtoją, tikrai smagu, kad sveikinat ir jūs. Ir noriu priminti, kad 6 drops kolekcijoms 30% nuolaida visą kovo mėnesį siūlų damoje. Visiems siūlams, neakcijiniams, 20% nuolaida pasiūlų damą. Nuolaidos kodas moteris iki kovo 19-20 dienos. Nemokamai siunčiame nuo 60 € užsakymus. Ir netgi pridedame dar visą kovo mėnesį dovanų. Už 30 € vienas Eukalan skalbiklio mėginukas išsiskalbt megztuką. Už 60 € gausite du mėginukus, skalbiklio, kurio nereikia nuskalauti. Ir už 100 € perkantiems net 4 skirtingų kvapų mėginukai. Nepaėmus su viena ranka, skirtingų kvapų 4 mėginukai dovanų. Tai yra kovo mėnesis nuostabus, taip pat lauksim dar ir Velykų ar ne, tų švenčių tikrai yra daug. Ir tai ką, ačiū visiems, kad žiūrėjote ir aš atsisveikinu iki sekančių susitikimų. Ate visiems!